valstybė mūsų iš nacionalinio biudžeto skiria 2 milijonus Lietuvos pinigų. Bet palaukit. Bet čia, kur yra apibrėžtas rutuliukas, tai mišrių miškų zona, nuo jos į šiaurę raudona spalva yra pietinė taiga, dar šiaurė vidurinė taiga, šiaurinė taiga ir tundra. Vakarų taigos buveinių šiuo metu daugiausia randama Suomijos šiaurėje ir rytuose bei Švedijos šiaurinėje dalyje. Vienas iš pagrindinių kriterijų teritorijos paskirimui vakarų taigos buveiniai yra reikalavimas rasti bent 5 būdingas rūšis iš pateikiamo rūšių sąrašo. Pageidautina, kad būtų bent viena tipinė rūšis. Tai, kaip matome, iš pateiktos lentelės sudarytos iš Miškų institute vykdytų miško bendrijų tyrimo duomenų, dauguma šių rūšių nėra retos. Sąvoka taiga suprantant, kaip tam tikros sudėties žmogaus neveikiama miško bendrija, šis teiginys arti tiesos. Švedija, Suomija vadovautųsi mūsų išskirimu, kas yra daroma Lietuvoje, tai realiai ten tikrai grėstų katastrofa. Skirtos natūralių buveinių ribos. Realiai gamtoje buveinė neturėtų turėti tiesių linijų, tarkime, būtent privačiam miško savininkui, tiksliai pagal ribas yra įskirta buveinė kaip tiesi linija nubrėžta, valstybinėme nėra, arba pas tam tikrą savininką yra, pas kitą nėra. Tai tarkime šiame paveikslėlyje Natura 2000 plotų keliolikos kilometrų spindulių nėra. Reikia atkreipti dėmesį, kad šios buveinės yra įskirtos prie magistralinio kelio. Šiuo atveju nesimato nė vieno kriterijos, kuris atitinka Europos bendrijos svarbos teritoriją. Na ir ar tikrai Lietuvoje turime Sacharą? Tai yra garsiosios Dzūkijos kopos. Kopų radimo Dzūkijos miškose nusikaltimai ir nusižengimai. Netliktas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis saugomoje teritorijoje. Dėl to dabar skubama keisti miškų įstatymą siekiant išvengti baudos mokėjimų. Viršyti plynojo kirtimų biržų plotai. Leidimai miškui kirsti išduoti pažeidžiant biržų režimo reikalavimus. Vykdant miško lydymo darbus sunaikintos bent 2 europinės svarbos buveinės. Sufabrikuota miškotvarkos medžiaga siekiant parodyti, jog pjauti menkaverčiai medynai. Matosi, yra pažymėtas, nes turėjom šias koordinates, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ši žalia buveinė yra vakarų taiga, o pažymėtas taškas, matote, yra netgi dalis vakarų taigos paimta Sacharai šitam visam projektui ir aplinkui yra vakarų taiga. Kerpiniai miškai dar yra viena buveinė paimta. Yra apie 300 hektarų plotas. Vertinant vien tik matomą buveinių dydį, preliminariai galima paskaičiuoti, kad vien tik šiame plote vienkartinių kompensacijų dydis būtų apie 1 milijonas eurų. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją visoje Lietuvoje šiuo metu išskirta 150 000 hektarų Europos svarbos buveinių, o mes aptarėme tik apie 300 hektarų ir kad joms reikėtų 1 milijono eurų kompensacijų vieniems metams. Ir čia vienas iš miško savininkų pavyzdžių. Manau, tikrai susidurėte irgi ne vienas. Realiai šiai dienai apie Europos svarbos buveinę miško savininkas sužino, kai nori pasitvirtinti projektą arba eidamas įsimti leidimą, nors projektas buvo paruoštas. Tuomet miškų tarnyba pagal procedūrą turi suderinti su saugomų teritorijų direkcija ir jeigu direkcija parašo, kad ne, projekto ar leidimo išduoti negalime, tada miško savininkas gauna tokį raštą, tikriausiai esat matę ne vienas, tai gauna tokį raštą, kad tokiam ir tokioj vietoviai, tam tikrame sklype yra buveinė ir ten yra negalimi kirtimai. Tik šiuo atveju yra truputį kitokia situacija, įdomesnė. Tai žinote, kad galime Europos svarbos buveinės pasitikrinti tam tikrose svetainėse. Geoportalas, Biomonas ir taip toliau. Biomone yra patvirtintos ministro buveinės, o Geoportale yra tas tinklas buveinių labai didelis, tarp jų yra ir nepatvirtintų. Tai mūsų situacija buvo tokia, buvo paruoštas projektas, kadangi yra Geoportale, gavome tokį raštą, kad ten kirtimų vykdyti negalime. Kita medalio pusė. Kompensacijos irgi negalime gauti, nes tai yra nepatvirtinta ministro buveinė. Tiksliai žinoti, kur jam pasižiūrėti, tarkim,
Dar čia naršydama apie šitas Europos svarbos buveinės savivaldybių tinklalapiuose radau dar kitokią platformą tikrinimuose. Tai ar ten jos patvirtintos, nepatvirtintos, ten, ta tokia visa sudėtinga labai paieška. Kitas dalykas, negalima įsivest pagal kadastrinį numerį. Realiai ranka reikia ieškoti sudėtingai tų buveinių. Tai tarkim vyresniem miško savininkam, tai manau yra visiška nesąmonė. Bet ir miško savininkams, įsivaizduokit, jeigu miško savininkas turi 1000 valdų, tai jam ten pastoviai žiūrėti po vieną tą valdą, tikrai labai nepatogi visa yra sistema tikrinimais. Dar Europos svarbos buveinės labai daro didelį įtaką miško savininkam iš tos pusės, kuomet yra imamos iš ES paramos, tarkim, tam tikrai technikai. Tai pagal yra tam tikra, galima gauti tam tikrą paramą pagal veiklos sritį investicijos į miškininkystės technologijas, kuri yra teikiama privatiems miško savininkams. Ši parama pagal veiklos sritį investicijos ir miškininkystės technologijas teikiama miškų ūkio modernizavimui, miško kirtimo, apvalios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimui, paslaugų miškų sektoriuje teikimui, jaunuolynų. Dar noriu įsivelti į tokius debatus ir į tokią diskusiją dėl pavadinimų. Apie pavadinimus Vakarų taiga, ar čia gerai, čia Lietuvoje gali būti ar negali būti. Aš sakyčiau ir dėstau esu dalyvavęs daugelį aukšto lygio tarptautiniuose botanikų debatuose, kuomet botanikos mokslo korifėjai diskutuoja apie vienos ar kitos buveinės buvimą ar nebuvimą. Kur čia jinai baigėsi, kur prasideda, geografinė prasme. Niekas matyt neneigs, kad ta Vakarų taiga, tie eglynai, tie pušynai, kurie yra, jie yra būdingi Lietuvai. Nepaisant to, kaip mes tie miškai yra Lietuvos turtas natūraliai, iš esmės natūraliai užaugę, susiformavę. Ir ne tiek svarbu, kiek mes juos pavadinsim. Ar Vakarų taiga, ar Rytų taiga, ar kažkokie tai ten pušynai su egle. Juk esmė tai yra tas miškas iš gamtosauginės pusės, jums yra esmė ūkiniai apribojimai arba naudojimo galimybės. Vienas iš svarbus dalykas. Ir dar kaip vieną pavyzdį pasakysiu. Pavyzdžiui, yra tokie buveinė, skroblynai. Ta pati diskusija, tik tai, kad jinai netokia, mažiau Lietuvos žino, skroblo arealo riba eina per Lietuvą, pietų Lietuvos buveinė. Ta pati diskusija su mokslininkais. Yra tokių buveinių net Lietuvoje, kur inventorizuota kaip skroblynas, tačiau nėra nei vieno skroblo buveinėje. Geras jūsų pastebėjimas, tai būtent buvo Giedrė rodė Vakarų taiga ir Sacharos dykuma, kur išpjovė urėdiją antrą grupę. Tai jums irgi taip atrodo labai čia viskas kaip ir normaliai, vien šalia kito, ir Vakarų taiga, ir Sachara mes vieną suvarėm, Lietuva yra stebuklų kraštas, vadinkim. Ir Afriką, ir Šiaurę mes viename turime. Per ribą, taip yra pas mus, ir iškart mes turime ir pietus, ir šiaurę. Pas mus taip išeina. Plius 40, minus 40. Pas mus riba, taip skiria linija. Aš taip suprantu. Jūs sakot, kad turi būti įvairu. Aš suprantu, tai čia įvairovė Lietuvos jūs vadinate Afriką ir Šiaurę. Taip išeina, pagal pavadinimus. Tai jeigu yra riba, kur čia ta riba, kad aš žinočiau, kur nubrėžtas brūkšnys, kad čia yra plius 40, o čia minus 40. Galima pasakyti? Žinokit, aš tai dar nepasisakiau savo nuomonės apie tuos Dzūkijos gamtotvarką, apie kopų atveju, apie kirtimus buveinėse. Irgi egzistuoja mitai, kad jeigu jau gavau buveinę, viskas, man kirtimai dažnai toksai naratyvas pasigirsta, įpiešė man buveinę į mano mišką, viskas, dabar jau čia kirtimo negaliu nieko padaryti. Su buveinės atsiradimu dažnu atveju ateina ir miško ūkinės veiklos apribojimai, tai yra faktas. Bet jeigu jums buveinė įpiešė tik tai geoportale ir šita jūsų teritorija nepatenka į jokią saugomą teritoriją, kur
duomenys galima pasitikrinti lengvai saugomų teritorijų kadastre, tai tas buveinės konstatavimas, jis jums nesukuria jokių ūkinių reiškia, priežasčių. Kadangi yra saugoma teritorija, įpiešta bet kuri buveinė yra iš karto apribojama. Jo, nes taip yra sąlyga, kad jau papuolė į saugomą, jau sutapo su saugoma teritorija. Jeigu būtų kitoje kvartalinės pusėje, matyt galėtumėte įsikirsti. Formaliai žiūrėkime, vandens telkinių apsaugos zona yra saugoma teritorija. Oi, čia labai plati diskusija, reikia paskirti kitą pusdienį debatams. Bet tai irgi reiškia patenka. Ne. Kai susiduria su ta žinia, kad kažkas nustatė buveinę, pasitikrinkit aplinkybės. Kitas labai svarbus dalykas, ką reikia pasakyti, tai kad visos ES šalis pasirašė iš esmės įgyvendinamos buveinių direktyvą, tame tarpe ir Lietuva neįsipareigojo išsaugoti ir uždrausti, arba pavyzdžiui, kas suprantama, uždrausti kirtimus visose buveinėse, kurios yra jo šalyje. Tokio įsipareigojimo nėra. Mes orientacinis toksai skaičius arba kiekis, kiek tų buveinių reikia saugoti, kada jau bus gana, yra neprioritetiniam buveiniam 20% nemažiau, o prioritetiniam nemažiau kaip 60% nuo visos Lietuvos šalyje inventorizuotų buveinių plotų. Tai reiškia, kad apie 80% buveinių, kurios nepatenka į saugomas teritorijas ir Natūra 2000, iš esmės ūkinės veiklos apribojimo nėra ir nebus. Skirtingų miško buveinių tipų santykis saugomas yra skirtingas. Ar yra apribojimai? Jeigu jūs susidūrėt pirmą sykį, tai dažniausiai žmonės sužino iš geoportalo, pasižiūrėjo, arba kaimynas pasako, pasižiūrėk pas tave, kas ten nupiešta, tada žmonės pasižiūrė, įsigasta, bet dažniausiai informacija ateina iš ten. Ką reikia padaryti? Reikia pirmiausiai pasitikrinti, ar jūsų valda patenka į saugomą teritoriją. Nepaisant, vis tiek tą paturi padaryti, nepaisant to, kad jūs tikrai žinot, kad ten joks ne nacionalinis parkas, joks ne regioninis parkas, joks ne biosferos poligonas. Vis tiek pasitikrinkit, nes yra tokios Natūra 2000 vietovių statusas, kurios yra patvirtinamos ministro be savininko asmeninio informavimo. Ir pirmas žingsnis, ką padaryti, tai pasitikrinti saugomų teritorijų registrę, kadastrę informaciją. Vieša, pasižiūrit, jeigu tame tai yra nesaugoma teritorija, matyt, jums niekas nesikeis, nepaisant to, kad ten buveinės spalva užklota. Jeigu jau atradot, kad ir buveinė yra ir saugoma teritorija, tame kadastre yra žymima, tada reikia žiūrėti į tą jau mano minėtą įsakymą D1-210, bet iš esmės reikia žiūrėti daugiau į jo priedus, atsirinkus pagal tą vietovę, arba žiūrėti į 317, čia yra su klaida parašyta 318, bet yra 317. Kada nors pasitikrinti, įlindus į įsakymą, tuos priedus savo valdą susirasti, arba savo kadastrinę vietovę? Jo, kadangi aš dirbu tiesiog techniškai su tais dokumentais, tai aš suprantu, tai kaip tą padaryti. Kaip miško savininkas, jo, tikrai pripažįstu sudėtinga, ypatingai buvo sudėtinga berods iki praeitų metų, kuomet nebuvo skaitmeninio sluoksnio. Nuo berods prieš metus valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pradėjo į geoportalą teikti šito įsakymo skaitmeninį sluoksnį. Geoportale galite duomenų paieškoje susivesti, duomenų paieškos laukelyje susiveskite apsaugos tikslai, raktinį žodį, ir jums atklos tai, ką ministras nuo tuos vadinamus galutinius apsaugos tikslus. Tai kas yra biomonė? Iš dalies taip, iš dalies ne. Kodėl nepadaryti, kas yra biomonė ir viskas vienoje vietoje? Su biomonu, žodžiu, pabandysiu paaiškinti taip. Teisinę galią ir ūkinės veiklos apribojimus, jeigu kiltų ginčas, pavyzdžiui, teisme,
turi tik tai šituose dviejuose ministro įsakymuose priedai. Jie yra PDF formate. Tai jeigu nueisim į teismą, susitiksim, kalbėsim apie PDF-us, klosim, patenka, nepatenka. Kad būtų paprasčiau, yra atkartojama skaitmeniniam formate, nuo šiol geoportale, apsaugos tikslai. Biomonas, kas yra biomonas? Biomonas yra tokia sistema neturinti oficialios sistemos statuso juridiškai. Pavyzdžiui, saugomų teritorijų, saugomų rūšių informacinė sistema, jinai yra turinti statusą. Jeigu įvedė paukščio lizdą, tai tiesiog miško kirtimo taisyklės taip yra susietos, kad jeigu paukščio lizdas pažymėtas saugomų rūšių informaciniai sistemai, teisės aktai susijęti su ta sistema ir su tais duomenim. Įsigalioja apribojimas. Biomonas yra tokia, kaip mes sakom, darbinė bazė, neturinti tvirto, aiškaus juridinio statuso pagrindo. Iš biomono duomenų negali kilti ūkinės veiklos apribojimai. Tai į teismus einam arba, kaip sakyt, paskutinį tašką uždedam su tais įsakymų PDF priedais, o kad būtų patogiau žiūrimi į geoportalą. Tai jūs gerai sakot, bus informuojami, bet jau yra uždėta. Kodėl neinformavote prieš uždedat ir negerbėt žmogaus privačios teisės? Klausimas toksai. Ar aplinkos ministerija yra aplamai neliečiama, jinai kaip yra arčiau Dievo, o žmogaus nuosavybė, vadinkim, jūs atėjot dabar kaip atstovas į mano kišenę kišot ranką, ir sako, dabar tu čia bus taiga ir tu čia nekirsi. Ir pranešti tau nereikia. Aš tai taip jaučiuosi, ta prasme, apgautas valstybės, nes aš tą mišką įsigijau, po kažkiek laiko uždėjau. Tai reiškia, mane pranešė, jūs atėjot į mano kišenę, rankai kišote ir sakote, nu dabar tu čia nieko nedarysi, gerai kompensacija, laukiam metus laiko atsakymo, kiek išmokėsiu už vakarų taigą, kur niekados negalėsiu kirsti. Jeigu yra patvirtintas projektas, tai leiskit man išsikirsti, kas patvirtinta, valstybės patvirtinta, ne man. Teisingai. Kodėl jisai uždėtas ir dabar aš jo negaliu kirsti? Nors galiu paimti pinigus, aš moku 200 žmonių. Sodras reikia mokėti. Žinot, kas yra sodra? Mokesčių, žinot, kas tai yra? Teko mokėti. Nu, jums gal neteko, už jūs sumoka, mes sumokame už jūs, bet finišė, aš už atskirus žmonės dar turiu susimokėti pinigus. Ir finišė, kas būna suplanuota, negali vykdyti. Ar tai yra normalu pasakyti? Klausė taikliau negu slenka mano prezentacijos lapai. Turiu mišką, turiu miškotvarkos projektą, su numatytais kirtimais institucijos nebeišduoda leidimo kirtimams vykdyti. Jūsų situacija. Nes atsirado buveinė. Kirtimų priėmėjai pasirinko tokį būdą, kad pirmą ateinam su statusu, yra pasiūlytos kelios alternatyvos, kaip gali būti žmogui kompensuojama. Vienkartinės, kasmetinės ir miško išpirkimas. Pernai metais atsirado rimtesni ir finansavimai, ir galimybės. Kartinė išmoka, vadinkim, kad išmoka ten kompensaciją tau už mišką, kurį galėtum nukirsti šiai dienai. Teisingai, pavadinkim 10 000 eurų už hektarą, ne? Ir ką tai reiškia vienkartinė išmoka? Gyvenime tau daugiau nepriklausys niekas. Ir po 100 metų nepriklausys. Bet mano buvo miškas, tai 4 grupės ūkininkai. Po 100 metų mano vaikai, anūkai, teisingai, jie kirstų antrą kartą. Bet jūs sakot, vienkartinė. Tai nėra teisinga. Turėtų būti iš principo, galbūt reikia daryti iki teismo, kad ir teismas pasisakytų, ar yra teisingas kompensacijos nustatymas. Nes aiškiai pasakyta turi būti tinkamai kompensuojama. O kas yra tinkama, tai nebūtinai turi nuspręsti didesnis brolis valstybė, kiek aš tau duosiu, tiek tu džiaugtis. Šiai dienai yra situacija tokia, kad kiek valstybė tau pasiūlė, tu turi su šypsena pasiekti laimingas, kad iš viso ką pasiūlė. Pripažįstu, kad sistema yra ganėtinai sudėtinga. Vienais atvejais uždraudžiama viską kirsti, kaip vakarų taigoje, arba beveik. Kitais atvejais tik tai tenai nukeliami kirtimo amžiai. Bet ką aš matau šviesą tunelio gale ir ką matau perspektyvą, kur galima pajudėti ir kur jau ledai buvo pralaužti šiais metais iš esmės. Valstybė mūsų iš nacionalinio biudžeto skyrė 2 milijonus Lietuvos pinigų. Bet palaukit, bet tai miškų išpirkimui ir perkama, siūloma pirkti, kviečiami valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, organizuoja tą procesą ir perkama pagal rinkos kainą. Nu, grubiai tariant, 200 hektarų bus nupirkti. Nepaisant to,
tos didelės ar mažos sumos, kaip čia pavadinsi, nesurinko šiais metais tinkamo kiekių, žmonės nenorėjo parduoti savo miškų. Liko pinigų šiais metais. Yra tokia pareiga ir tokia teisė iš Europos komisijos, kad sunaikintos buveinės turi būti atkurtos arba prastų buveinių būklė apsaugos pagerinta. Tai tokia valstybės institucijos irgi prisiėmė tokią atsakomybę, kad ko nesugebėjo apsaugoti tam tikruose plotose, kaip jūsų atveju, jos turi pareigą ir atkurti. Tai netgi tokiu atveju, kai aš mačiau jūsų miško ir valdos varto fotą, mačiau, kad ten yra pasikeitus situacija po kirtimų, bet vis tiek ta pareiga išlieka ir institucijos turi pagrindo tenai su jumis tartis, debatuoti dėl botaninio zoologinio draustinio įkūrimo ar neįkūrimo. Bet jeigu jūs netenkina kompensacija, jeigu, kaip jūs sakėt, jeigu jaučiatės neteisingai kad jums neteisingai atlygintina, tai aišku, jūs turi teisę tuos klausimus kelti. Ten yra privatus interesai. Jau ten ir ne vieši interesai, bet privatus. Kai tik pradėjo draustinės svarstymas būti, iš karto po tos dienos pradės skambinti man nežinomi numeriai parduoti mišką. Ta viešoji įstaiga, kuri ten ruošė. Aš tai manau, kad čia ne privatus, o tiesiog verslo interesai. Yra konkuruojančios įstaigos arba konkuruojantis asmenys su jumis, kurie turi pasirinkę tokį modelį dėl tam tikrų priežasčių ir bando pigiau nusipirkti sklypus. Tai aš esu girdėjęs apie tokius. Yra kompanijos arba žmonės, kurie tikslingai perka miškus, kur yra buveinės ir apribojimai ir pasiima kompensacijas ir iš to gyvena. Jų sudaro didelę dalį jų pajamingumo. Kada visiems žmonėms pranešite apie tas buveinės? Ministras pasakė, nuvažiavęs į Šimonis, kad nuo šiol kiekvienas tų įsakymų mano minėtų pokytis bus informuojama žmonės asmeniškai. Tai iš tiesų privačių miškų savininkai nežino, kaip elgtis vienu ar kitu atveju, nes aplinkos ministerija net nėra užtikrinus mechanizmo, kaip tinkamai juos informuoti, kokioje zonoje yra koks miškas, ar jie gali jį kirsti ar negali, kaip elgtis su vienais ar kitais miškais. O kalbant apie bendrą Europos situaciją, tai mes matome, kad Lietuvoje kompensavimo mechanizmo kaip po tokio miškų savininkams iš viso nėra. Tos sumos kelių šimtų eurų už hektarą yra tiesiog pasityčiojimas iš žmonių ir aš kalbėjau su daug miškų savininkų, jie visi yra suinteresuoti saugoti miškus, jų nekirsti, bet tuo atveju, jeigu kompensacijos kaip Švedijoje ir kitose šalise būtų sąžiningos, kad jos atitiktų rinkos vertę ir Lietuvos prioritetas būtų miškų išsaugojimas, pavertimas mūsų valstybės ekologišką šalimi, išskirtinę Europoje, bet tas yra įmanoma tik tai aplinkos ministerijai išdirbus ne patyčias keliantį miškų kompensavimo mechanizmą, bet realų.